Sveiki. Tai kągi, sveikinusi 7-ajame vloge. Ir šis vlogas bus apie mano pasiruošimą, apie mano laiką sau, na gal net ne sau, bet vieną laiką, nes rytoj išvažiuoju į Vilnių ir Vilniuje praleisiu 6 dienas, viena be šeimos, išsinuomavau Airbnb butuką, kur tiesiog nersiu, skaitysiu, bet turėsiu dar ir šiokių tokių reikalų. Tai turėsiu susitikimą su viena įmonė, galbūt būsimais bendradarbiavimo partneriais, parodysiu apie ką tai yra, važiuosiu tokį sandėlį. Ir tada dalyvausiu šeštadienį ryte mezgėjų branče, tai jau mačiau Daumantė Instagrame, aš čia seku ir jau ne pirmas kartas, tai labai nekantrauju, nors pati daugiau neriu, bet labai noriu sudalyvauti, kur bus labai daug mezgėjų, siūlų, miestų laboratorijoje, tai tokia atmosfera, kur kelias valandas tiesiog užsiimsim savo rankdarbiais. Ir tada jau užsidarysiu ir pati savo viena nersiu, nes manęs gegužės 1 laukia fotosesija mano kolekcijos. Tai turiu darbelių, ką turiu užsibaigti, nes yra paruoštų jau darbelių, bet ir yra tokių, kur reikia sujungimus padaryti. Vieną dar noriu visiškai tokį, nunerti, pernerti ir pasiruošti tai fotosesijai, kur tikrai labai, nekantrauju, jaudinuosi ir ne tai, kad bijau, bet, toks jauduliukas, ar viskas pavyks taip, kaip noriu, nes tiek visko daug noriu per ją padaryti, tai bus matyti, bet turiu pasibaigti tuos darbelius ir, parodysiu jums visas akimirkas. Tai ką, laukia labai aktyvus metas ir po to dar labai daug visko numatyta, tai būtinai dalinsiuosi su jumis šiomis akimirkomis ir tai ką, važiuojam į Vilnių. Sandėlys, žinokit, grandiosinis, čia prekių įvairiausių, čia snieglentės, nežinau, aš iš tikrųjų slidės. Merginos pakuoja, tai vat, kad jums nereikėtų rūpintis pakavimo, nuostabios merginos viską padaro, dėžučių įvairiausių. O va čia dar noriu parodyti kampelį, kaip viskas sudėta, smulkūs produktai įvairiuose dėžutėse, viskas sužymėta barkodais, nuskanuojama, žinau kaip ką paimti. Va, čia Etsy tikriausiai gal prekiauja, nesu tikra, bet aksesuarai. Tai kiekvienam klientui išskirta yra vieta, kur sudedamos jų prekės ir darbuotojai gali užsakymą, tiksliai žino, kur eiti paimti, tam, kad jums nereikėtų visų šito namuose rūsiuose ant lentynų pakuoti. O čia paruošta išsiuntimui, tai pagal kurjerius, kaip suprantu, sužymėta ir kurjeriai atvažiuoja ir pasiima. Viskas labai fainai automatizuota. Patirtis tam, kad valandos darbą galima būtų padaryti per 10 minučių. Mezgėjų brančia Vilniuje, 3 kilometrai pasivaikščiot, tai oras fantastiškas, saulytė šviečia, toks malonus lengvas vėjukas, pasiėma tokį visą krepšiuką siūlų, ryškių margų, tai tiksliai nežinau dar ką mėgsiu ar nersiu, tikriausiai mėgsiu išbandysiu naujus virbulus apvalius, nesu niekada mezgus apvaliais virbulais, tie kur sujungti tokia žilkute. Tai va, tai įdomu labai. Atsimenu, kai čia gyvenau Vilniuje, beveik prieš 20 metų, Sarselė toli šitos vietos, 5 minutės, tai čia šitas visas Sapiegos parkas, jisai buvo uždaras, čia buvo berods kažkokia ligoninė, jeigu neklystu, psichiatrijos ir, čia buvo tokia nejauki vieta, o dabar pavirsta tokia kultūringumo, verslo susibūrimų vieta centru, tai jau labai pasikeitė, labai faina.
sako Jurgita Daumantė, organizatorės, iniciatorės. Tai merginos, kelintas brančas čia mezgėjų? Kelintas mezgėjų brančas? Penktas, ketvirtas? Viskas taip gerai, bet nebeskaičiuoju. Man atrodo. Jau truputį praslaisino erdvės, nes prie šitų damų buvo neįmanoma prieiti. Tai va, kada sekantis? Skelbsim balsavimą, nes paprastai būna paskutinis mėnesio šeštadienis, bet gegužė jau link vasaros, skelbsim balsavimą. Birželis, ne? Super. Na va, daiktai sukrauti ir iš tikrųjų tai nors ir buvau atsivežus ir lempą, ir stovą, bet beveik nieko nefilmavau, ką dirbau, dariau, tik tai porą nuotraukų, tai va čia visi darbeliai, likučiai tiksliau, o čia visi paruošti jau fotosesijai, sutvarkyti, padaryti, tai pasistengsiu bent jau fotosesijus pafotografuoti, parodyti ir, na, ne viską padariau tiek, kiek planavau, kiek norėjau, bet esu patenkinta rezultatu, tai atsisveikinu su butuku, suploviau indus, susikroviau likučius, ką buvau nusipirkus, paklojau lovą minimaliai ir atsisveikinu su statyvom. Šiaip tai visai nieko, garso izoliacija labai gera, buto tai nevargino, o tas vaizdas už lango miškelio, nu va taip matai iš tikrųjų, tai fantastika. Tai viskas, važiuoju namo ir kimbu į kitas darbas. Na, tai išaušo didžioji fotosesijos diena ir skubu tvarkytis, ruoštis, nes liko pusę valandos, makiažas jau padarytas, tik tai liko pasitiesint plaukus ir susirūšiuoti visą setą. O jau jaučiuosi visą uždusus ir karšta, tai iš tikrųjų man, nežinau, šita diena tokia kaip, nu, sulygint kaip vestuvių diena, nežinau. Tai žinau kodėl, nes tai man yra naujas etapas ir kurio labai ilgai laukiau ir labai apie tai svajojau, kad galėčiau kurti daugiau, kad galėčiau tą kūrybą parodyti plačiau, profesionaliau, tai vat šiandien dar darau ir iš tikrųjų tai pirmą kartą turėsiu fotosesiją savo darbų profesionaliai. Tai aišku, aš ten grosiu pagrindiniu smuiku, tiek ir pačioje fotosesijoje būsiu, tiek ir pagal mane vyks tai, kaip turi vykti, kad nebūtų tik tai fotosesija, kad modeliai faini ir drabužiai, ne, bet tai drabužiai skirti pardavimams ir tiksliau raštų pardavimams instrukcijoms. Tai kartu dalyvaus mano draugė Eglė ir tokios skirtingo biškį tipažų, tamsesnė, tai va, tai labai jaudinuosi, ruošiausi tiek daug, kad, na nežinau, sudėjau viską, ką galiu. Ir tikiuosi bus ne paskutinė kolekcija, fotosesija, tai, na, kai būna, po to sako, oi, pirma, tai net ir juokiamės ten, kai, nu, iš tikrųjų viskas blogai buvo ir panašiai. Aš nemanau, kad bus blogai, aš manau, kad bus labai gerai, bet aišku, jeigu darysiu toliau, bus ir dar geriau, bet šiandien man labai svarbi diena ir labai svarbi proga. Tai va, pavarom. Va, atsivežiau lempas, pasiskolinau, dar vis neįsigijau, bus toks gultukas pležinis ir drabužių sukrauta, nes pagrindė su džinsais, o viršutiniai mano bus. Tai čia visa krūva dar neišpakuota, vieną dar turiu greitai pabaigti, pasiruošti tą setą, tai reikalų, tai dar čia susitvarkyti ir netrukdytų. Gerai, negaištu laiko ir skubam. Sakė tokia, bet ne tau daug stiliukas, nesijaus tai gerai. Ir lengva, žiūrėk dabar į jo ir sūnaus tą pusę. Ir pasisukioju dabar. Va, apsisukas. Apsisakiau, ratą, apsukam. Visą apsisukim. Šoną, šitą kurva pakritus. Takuojam škį. Taip, va, 1, 2, 3.
fotosesija baigta. Ir juokinga buvo tai, kad dar ėjom pasifotografuoti kelis kadrus į lauką ir lipant laiptais atgal į studiją sakau, aš visai pamiršau, kad aš taip jaudinuosi ir bijojau ir, na, prasme, ne kaip baisaus dalyko, bet man tokia, kaip sakyti, įtampa kėlė, tas visas pasiruošimas ir jauduliukas, nors ir labai labai laukiau. Tai aš tiesiog su pirmo kadru viską pamiršau ir 2 valandos su virš, šiek tiek daugiau negu 2 valandos žaibiškai praėjo. Padarėm labai daug, sufotografavom beveik viską, nu, porą tokių turėjau rezervinių, kur galvojau, ar fotografuosim ar ne, tai nefotografavom šį kartą, bet kiek mačiau jau kokie kadriukai gausis, tai labai labai patenkintas. Ir kalbant apie Etsy, tai bus tos pirmosios bazinės nuotraukos man, nes tai yra visgi daugiau studijinės nuotraukos ir baltam fone, nors ne tam ruliko baltam fone, bet tokios be konkrečios lokacijos, išskyrus porą bliuskučių fotografavom lauke su Sakūrom, bet kitą fotosesiją planuojam jau dabar ir galvojam, turim porą lokacijų susigalvoję, kur darysim, tai bus ta tokia funkcionalesnė fotosesija, kur konkrečiose situacijose, tiesiog einant gatve, ten sėdint kavinėje, geriant kavą ir panašiai, tai tokios tikroviškesnės bus realiai, kaip atrodo tiesiog aplinkoj. Ir draugė Eglė, jinai važiuos į Turkiją gegužės vidury ir vešis kelis rūbelius, ten susifotografuos atostogų tokiam fone režime ir padės, jos vyras labai gerai fotografuoja, tai padarys kadriukų, tai noriu, kad pavyzdžiui keliant ir listingę būtų ne tik tam baltam fone nuotraukos, bet ir būtų jų tokių keliose skirtingose kažkokiose situacijose. Tai pavyzdžiui, atostogose, gatvėje, kavinėje, kad matytųsi, jog tas rūbas gali nunešiotis labai skirtingai, nes dabar, pavyzdžiui, nufotografavus tiesiog baltam fone, kadangi rūbai labai ryškus, ekstravagantiški, tai atrodo, na, kur aš galėčiau prie ko juos galbūt užsidėti. Tai ir noriu parodyti, kad jūs galima nešioti labai įvairiai ir, pavyzdžiui, keletą bliuskučių fotografavom su šviesiais šortais ir su juodais ilgais džinsais. Tai tokius ir visiškai skirtingai, pavyzdžiui, atrodo tas drabužis. Tai ir Etsy irgi reikėtų tą daryti, aišku, atsižvelgiant koks produktas, parodyti kiek įmanoma įvairiau jo panaudojimo galimybės. Tai vien tik tai baltas fonas, kad turiu omeny, kai būna iš vis baltas, net nuimtas fonas, tai yra no. Jeigu drabužiai, tai ant žmogaus, ne kažkur padėti, paguldyti, o ant žmogaus turi būti fotografuojami ir būtinai parodyti kelis skirtingus variantus, kaip galima tą drabužį nešioti, būtinai kažkur lauke ar ne, jeigu ne naktiniai, tai pasistengsiu parodyti ir rezultatus ir kai bus jau kita fotosesija, nes kažkaip labai skiriu tam dėmesį ir laiką ir noriu padaryti šį kartą, tą pirmą kartą tokį, tobulas tikriausiai nebus, bet tokį, kokį jis turi būti. Ne tai, kad ant pakabo uždėjau ir sufotografavau, bet kad kiek įmanoma tas skaniau būtų tas pateikimas ir parodyti to drabužio tas išskirtinės savybės, nuotaiką, atmosferą, emociją, nes aš manau, kad šitie mano drabužiai yra labai emocingi ir tokie, kaip sakyti, nenuobodus, nors aš pati dabar persirengiau pilką bliuskutę, esu gal iš tų nuobodesnių žmonių garderobo prasme. Ir iš savo šitos, tarkim, linijos aš, sakykime, labai mažai ką tikriausiai pati nešiosiu, bent jau čia Lietuvoje. Atostogom, tai aš ten pasimsiu tikriausiai daugiau daiktų ir nešiosiu, bet čia Lietuvoje, keletą bliuskyčių, tai tikrai nešiojame, bet visus kitus, tai, arba kažkur prie jūros irgi galima, bet, ir visgi tai nebus mano skirta kolekcija Lietuvai, aš juos čia Lietuvoje
nereklamuosiu, nepardavinėsiu. Jeigu bus norinčių įsigyti, ten kažkas paklaus, kažkur pamatys, tai viskas tvarkoja, bet iš esmės tai bus keliama į Etsy, į Pinterestą, mano YouTube'as, ne šitas lietuviškas ir visai kitai rinkai, nes tai vėlgi yra rankų darbo drabužiai ir kai kurie užtrunka visą savaitę padaryti, dirbant nuo ryto iki vakaro, tai jų ir kaina yra ne 100 ir ne 200 eurų, tai tas ekskliuzyvas, jisai žymiai brangesnis, bet taip, jie bus sukelti pardavimam už didelės kainas, bet aš taipogi darysiu jų raštus, nėrimo ir mezgimo, nes viena bliuskutė yra megzta, o kiti nerti drabužiai, tai jų tas raštus instrukcijas ir pardavinėsiu kaip skaitmeninius produktus. Čia yra mano fokusas į šitas kolekcijas, kad pirktų jų instrukcijas ir pirktų mano siūlus, nes šituos siūlus aš irgi pati juos darau. Aš pati pasidariau visai šitą kolekciją siūlus pati. Susisukau tas skirtingas spalvas. Tai mano Etsy biznis šitoje vietoje bus raštai plus siūlai. Tai vat, pavyzdžiui, galės pirkti tik tai raštą, kas norės, o kas norės galės rinkinuką įsigyti siūlus ir raštą. Tai va, tai tokios mintys ir dabar pradėsiu jau rašyti tuos raštus. Tai aišku, viską apsitvarkyti, susitvarkyti ir prie visų kitų darbų, prie kurso atnaujinimo ir turės atsidurti šitie visi, prie Etsy klubo, turės atsidurti raštų rašymą. Na tai į savaitę, manau, kad porą galėsiu parašyti. Ir tada, jeigu basic yra, nes kai kurie darbeliai yra tokie visiškai basic, tai juos iš karto paleisiu, o yra keli sudėtingesni, tai juos dar ir testuosim. Tai ieškosiu testuotojų ir turiu keletą, kas anksčiau man testuodavo ir tik tada paleidinėsiu. Tai va, tokios emocijos, mintys po fotosesijos. Einu tvarkytis ir pizzą valgyti, nes 6 dienas nevalgiau angliavandenių, kad liemenį sutvarkyčiau fotosesiją, tai dabar einu, žinokit, valgyti pizzą. Iki.